Prieš prasidedant naujiesiems mokslo metams, Alytaus kolegijos studentų atstovybė būsimuosius pirmakursius pakvietė į šaunią stovyklą, kuri vyksta čia, nuostabioje Dzūkijos krašto vietoje. Rugpjūčio paskutinėmis dienomis Makniūnuose ir vėl aidėjo būsimų Alytaus kolegijos pirmakursių balsai tradicinėje jau 7-ojoje Fuksų stovykloje. Alytaus kolegijos studentų atstovybė į ją atsivežė per 100 linksmų bei aktyvių būsimųjų studentų. Atvykę į stovyklą, būsimi pirmakursiai buvo suskirstyti į 6 komandas, kurios visas 3 dienas stengiasi pelnyti geriausios komandos vardą ir iškovoti prizus. Šiais metais komandos buvo suskirstytos pagal statybos įrankių pavadinimus – montiruotės, replės, pjūklai, plaktukai, obliai ir dildės. Pasak pagrindinio stovyklos organizatoriaus Kerniaus Visocko, Fuksų stovykla – tai puiki studentiško gyvenimo pradžia. Stovykla duoda labai daug. Tiesiog atėjęs rugsėjo 1 dieną, tu jau pažįsti visus, nestovi kampuosi, tu daugumą pažįsti, daliniesi įspūdžiais, kas vasarą nutiko, kas per tą savaitę iki rugsėjo 1 atsitiko. Tiesiog susirandi naujų draugų ir tai yra puikia pradžia kolegijoje. Aš kaip jau 3 metai, tai stovykla vis gerėja, studentai vis gerėja, taip galima išsireikšti. Vis aktyvesni, reikia galvoti naujas rungtis, naujas idėjas, nes senos jau kaip ir atsibosta, ne kiek studentam pirmakursiam, jau kiek mums atsibosta organizuoti vis tas pačias, tai skuriam įvairiausias naujas tokias. Ta stovykla, įžanga į studentišką gyvenimą, toliau studijos laukia, na ir manau ir studentavimas, studentiškas gyvenimas. Ir ką AKSA pasiūlys tiem pirmakursiam ir ne tik pirmakursiam to studentiško gyvenimo? Pradžiai pasiūlysime pirmakursiam vadinamą cementokę, krikštynas ir įvairiausius kitus renginius. Tai ir tiesiog tarptautinė studentų diena, visą savaitę vyksta įvairiausios varžytuvės, krepšinio turnyrai, įvairiausios loginės, protų mūšiai. Studentai Alytaus kolegijoje būna pilnai užimti, vadinama po paskaitinė veikla. Na ir turbūt vienas tokių ryškiausių galbūt renginių tai Miss studento rinkimai, ar taip? Taip, turim ir tokius, kada renkame gražiausią kolegijos studentę. Studentai pas mus ir taip gražus, vis tiek moteriškas grožis dažniausiai nugali, susilaukia daugiausiai vertinimo, žmonių pastabų, tai gali varžytis. Sulauksime ir šio renginio, taip? Žinoma, be abejo. Kolegijoje turime daug gražių panelių, tai šitas renginys kiekvienais metais nepraslysta pro pirštus. 3 stovyklos dienos prabėgo nepastebimai. Jaunuoliams nebuvo kada nuobodžiauti. Kiekvieną rytą stovyklautojų žadindavo skaisti vasaros saulė ir gaivus ežero vanduo, kuris padėdavo greičiau nubusti bei likusią dieną pasitikti itin žvaliems. Stovyklautojai turėjo įveikti daugiau kaip 20 ištvermės bei sumanumo reikalaujančių rungčių, surasti AKSA paslėptus specialius lobius, o svarbiausia – žaidimo formą įsiminti kolegų vardus, susipažinti vieniems su kitais. Savo originalumą pirmakursiai galėjo parodyti specialiuose užduotyse – madų šou, anekdotų konkurse, ruošiant padėkos prizus savo komandos vadovams. Kad komandos palaikytų vieną kitą, būtų aktyvios bei paklusnios savo vadovams, buvo sudaryta speciali AKSA motyvacinė taškų sistema, kuri ir padėjo lengviau išrinkti geriausią komandą. Taigi šalia manęs pirmo kurso studentė, prašau prisistatyti. Daiva. Ir kokią studijų programą pasirinkote? Įstaigų ir įmonių administravimą. Na ir sakykit, kaip atsitiko, kad jūs pasirinkote būtent Alytaus kolegiją? Ar tai buvo planuota iš anksto, ar spontaniškai? Na, kodėl? Kokios priežastys lėmė, kad jūs esate čia? Na, iš anksto tai aš tikrai neplanavau, bet dabar nesigailiu. Iš tikrųjų, daugiau progų greičiau gauti, tarkim, ir magistrą. Vis tiek namai arti. Gerai. Jūs esate alytiškė ir pasirinkote studijas savam mieste? Ja, taip. Ir ko jūs tikitės iš Alytaus kolegijos studijų? Gerų perspektyvų ateityje. Aš esu Sandra, būsiu pirmakursė Alytaus kolegijoje. Ir kokią studijų programą pasirinkote? Įstaigų ir įmonių administravimą, tai čia mano tokia kaip svajonių specialybė ir dirbu jau tokį darbą, tai labai džiaugiuosi, kad įstojau į valstybės finansuojamą vietą. Ir sakyk, ko tikiesi būtent iš studijų Alytaus kolegijoje? Tikiuosi daug, tikiuosi visų pirma, kad gausiu tikrai kokybiškas studijas. Susipažinsiu ir jau susipažinau su daugybė nuostabių žmonių,
čia tikrai, matot patys, visi linksmi, smagu, tikrai. O kodėl ryžaisi vykti į šią stovyklą, nes ne visi pirmakursiai čia yra tie, kurie studijuos Alytaus kolegijoje, o kodėl tu būtent sugalvojai, kad tau reikia tos stovyklos? Iš draugų pasakojimų, kurie jau čia buvo, tai tikrai žinau, kad bus linksma, kad bus smagu ir tiesiog nepabijojau ir labai nesigailiu ir džiaugiuosi, kad atvažiavau čia. Irmantas iš Alytaus, įstojau į statinių inžineriją Alytaus kolegijoje. Tikiuosi, nežinau, praleisiu gerai laiką. O kodėl pasirinkai būtent Alytaus kolegiją ir būtent šią studijų programą? Nežinau, gal kad lengviau Alytui gyvenu, arčiau viskas, patogiau, sutaupau pinigų. Tiesiog neviliojo vykti kažkur toliau, į Kauną, į Vilnių, pabėgti iš namų, to planuose nebuvo? Iš tikrųjų buvo, bet paskutinę akimirką nusprendžiau Alytų likti. Nežinau, man pasirodė geriau. Ten kitas miestas, kitas gyvenimas, gal biškį ir baugina, bet, nežinau, Alytus man prie širdies, aš likau savo mieste. O ko tu tikėsi iš studijų Alytaus kolegijoje? Nežinau, tikiuosi tęsti mokslus, gal toliau, eisiu gal magistrą, nežinau, stosiu į Vilnių visgi. Bandysiu kažką daryti. Na ir kaip kompanija, jau susipažinai su dauguma būsimų pirmakursių, galbūt net savo kursiokų, grupiokų. Kaip tau pasirodė ši kompanija, su kuria dabar praleisi 3 metus? Kompanija labai malonė, esu tikrai nudžiugęs, tikrai visi draugiški. Gerai sutarėm po kol kas, jokių pykčių. Nežinau, man patinka. Be įvairių užduočių ir žaidimų, pirmakursiai susitiko su Alytaus kolegijos direktore Danute Remeikienė, pavaduotoja akademiniai veiklai Jurgita Merkevičienė bei visų fakultetų dekanais. Aukštosios mokyklos direktorė pirmakursius pasveikino su pirmuoju startu Alytaus kolegijos renginiuose. Palinkėjo vilčių išsipildymo, entuziazmo, noro veikti, atrasti ir tinkamai realizuoti save. Stovyklautojai pirmieji turėjo progos įsitikinti, kad kolegijos dėstytojai, bendraudami su studentais, lengvai sugeba rasti bendrą kalbą. Tikriausiai, nei vienas iš ten buvusiųjų tikrai nepamirš 3 Niutono dėsnio, kurį pasitelkdamas šmaikštų anekdotą priminė inžinerijos fakulteto dekanas Vytautas Žvinakevičius. Stovyklos metu studentus aplankė ir daug pirmakursiams naudingos informacijos pateikė American English School Alytaus filialo direktorė Irena Mazaliauskaitė, Lietuvos studentų atstovybių sąjungos atstovai, akcinės bendrovės Citadelė banko Alytaus filialo valdytojas Algirdas Beitnaras bei verslo finansavimo vadybininkas buvęs kolegijos studentas Gediminas Dundzys, Lietuvos automobilininkų sąjungos prezidentas Rimvydas Anusauskas ir jaunimo organizacijos darbas atstovai. Visi svečiai pirmakursius sveikino įstojus į Alytaus kolegiją, patarė būti aktyviais bei niekada nenuleisti rankų siekiant savo tikslo. Iš šių studentų pirmakursių visų pirma tikiuosi to, ką mes turėjome iki šiol iš buvusiųjų studentų. Tai yra entuziazmo, žinojimo kaip siekti, žinojimo ko siekia. Na ir žinoma labai gražios draugystės, kuri leistų atsiekti aukštus rezultatus. Kita vertus, aš tikiuosi, kad jie labai sugebės įdomiai gyventi, kad jų gyvenimas čia bus įsimintinas ir tie 3 metai bus patys gražiausi jų gyvenime. Aš tikiuosi, kad dėstytojai jiems padės suprasti tas sunkias mokslo tiesas, paversti jas praktiką, na ir kad po 3 metų teikiant diplomą bus iš tikrųjų labai didžiulis pasitenkinimas ir tėvų, ir mūsų, ir žinoma pačių studentų, jau absolventų, dėl to, kad jie praleido savo laiką čia ir kad jie siekia čia tai, ko jiems reikia gyvenime labai. Stovyklos metu būsimieji studentai patyrė begalę nepakartojimų įspūdžių, susirado naujų draugų, kurie studijų metais padės iškęsti bemiegės naktis bei drauge įveiks sesijos savaitės. Rami, gal tau padėti? Dar vieną! Labai fana, kaip galvoju. Labai plaukamsiai. Oi, gerai, gaudyk ten, gaudyk!
dar 30 taškų. 50 taškų. Gal visus, gal ateiti gal. 1. Paludėt, eina, dar! Ėliau jiems šakės. Traukiam! Elkis komandai 5 taškai. Live,